Sveiki, šiandieną parodysiu trumpą 15 minučių tempimo mankštą, kuri reikalinga atlikti kiekvienam kasdieną po dienos darbų tam, kad suaktyvytume kraujotaką savyje ir tam, kad mūsų raumenys galėtų atsipalaiduoti. Jeigu jūs neturite laiko atlikti kasdien mankštos savo kūnui, savo stuburui, tai padarykite bent šią trumpą 15 minučių tempimo pratimų mankštą, kad nuimtumėte sąstingį atsiradusį jūsų nugaroje. Pirmas pratimas. Atsigulam ant kilimėlio, ištiesiam kojas, stuburas tvirtai prispaustas prie kilimėlio ir tempiam vieną koją, kitą. Mes darom tarsi judesį iš klubų. Vaikščiojam iš klubų, pakreipiam vieną koją, kitą koją, vieną, kitą. Kvėpuojam įprastai, ramiai. Galite užsimerkti ir įsivaizduoti, kaip tie stuburos ląsteliai, kaip tie raumenys tempiasi, kaip jie dėkoja jums, kad jūs skiriate dėmesio jiems. Kad nesėdite ant sofos, kad nežiūrite televizorių, bet jūs jiems rodote savo meilę, jie už tai tikrai jums padėkos. Sekantis pratimas - rankos šonuose. Koja sulenkta koja, guldom į šoną ir šiek tiek prispaudžiam su kita ranka. Šita ranka nekyla nuo grindų. Spaudžiam, tempiam. Tai yra rotacinis tempimo pratimas, kuris turi būti atliktas lėtai, kad nepažeisti stuburo. Ir kvėpuojam, tempiam. Šiek tiek paspaudžiam. Tempimo pratimus reikėtų daryti po 15 sekundžių užlaikymą ir nedaryti spyruokliavimo, nes spyruokliavimas ne visada yra naudingas, ypatingai jeigu mes norime atlikti tempimo pratimą įtemptam, sutrauktam raumeniui. Yra tam tikri dinaminiai pratimai tempimo, kurie yra skirti sportuojantiem. Mes darom ranką vėl, kitą ranką už nugaros, tvirtai prispausta prie žemės ir spaudžiam koją. Kiek galima daugiau prie žemės. Ištempiam raumenis, kvėpuojam įprastai, giliai. Dėmesį galite sutelkti į vietą, į kurią tempia. Ten nuneškite savo mintis ir kvėpavimą. Į tą vietą mes įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą į tą vietą įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Ir tai 15 sekundžių. Aš kai kalbu, iš tikrųjų man sunku sekti laiką, tai aš tiksliai negaliu pasakyti, kiek mes laiko ištempiam, aš tiesiog darau iš pajautimo. Sekantis pratimas, koja ištiesta, kitą koją apkabinam ir traukiam prie savęs, tempiam. Tempiam, kiek galim daugiau prisitraukiam, pratempiam. Kvėpuojam. Lėtai statom koją ant žemės, apkabinam kitą koją. Dešinę koją ištiesiam ir kairę koją traukiam prie savęs. Įkvepiam. Iškvepiam. Jeigu jaučiat kažkokį nemalonų jausmą, kvėpuokit būtent į ten. Koncentruokit mintis būtent į tą vietą, kurioje yra nemalonu, kurioje jaučiate stiprų tempimą arba tarsi atrodo suvaržymą tam judesyje kaip pasipriešinimą. Kvėpuojam būtent į ten, mintis į ten ir tada įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą į tą vietą įkvepiam, iškvepiam ir dar vieną kartą spaudžiam, įkvepiam.
ir paskutinį kartą į skaudančią vietą, į nemalonę vietą, įtempiam, įkvepiam ir iškvepiam. Lėtai pastatom koją, ištiesiam, rankas keliam į viršų, spaudžiam nugarą prie kilimėlio, įkvepiam, grąžinam rankas prie šono, iškvepiam, sulenkiam kojas, vieną koją užkabinam už kitos kelio ir sulenktą koją, kuris stovėjo ant žemės, mes pakeliam ir traukiam prie savęs. Kvėpuojam ramiai, įprastai. Ir lygiai taip pat, kaip ir kitus pratimus, atliekam 15 sekundžių, norint, jaučiant nemalonų pojūtį sėdmenyje, ten mūsų kriaušinis raumuo, tai reikėtų kvėpuoti vėlgi į tą raumenį. Jūs vėl sutelkit mintis į tą skausmą, į tą nemalonumą, į tą tempimą ir į jį įkvepiat. Ir iškvepiat. Ir dar kartą įkvepiat. Ir iškvepiat. Iškvėpimo metu galit šiek tiek koją spausti į save, taip padidinant tempimą. Ir paskutinį kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Lėtai, lėtai, lėtai. Pastatom koją, padedam koją kitą ir kairė koja užkabinta už dešinės. Dešinę koją keliam į viršų, apkabinam ir patraukiam į save. Tempiam. Į sunkią vietą įkvepiam. Ten, kur yra nemalonu. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartą į tenai įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Jeigu yra nesunku ir lengva, galima dar šiek tiek paspausti koją į save, tai padidinant tempimą. Įkvepiam ir iškvepiam. Lėtai, lėtai pastatom koją, nuleidžiam. Atpalaiduotas dubuo ir sekantis pratimas bus vėlgi skirtas klubiniam juosmens raumenį atpalaiduoti. Mes pasidedam ranką po galvą, apatinė koja yra sulenkta, viršutinė koja taip pat sulenkta, laikome už pėdos, korpusas tvirtas, įkvepiam ir iškvepiant traukiam koją atgal. Čia pradėsite jausti visą keturgalvį ir gali būti kirkšnyje, ir jeigu jūs jaučiat jausmą, tempimą stiprų kirkšnyje, tai yra tempiasi jūsų klubinis juosmens raumuo, kuris dažnai sukelia mums stuburo problemų ir skausmų. Įkvepiam ir iškvepiam. Nesvyruojam, išlaikom korpusą tvirtą. Darbas tik su koja. Lėtai grįžtam atgal, pastatom koją. Daverčiamės ant kito šono ir tą patį padarom su kita koja. Apatinė ranka po galvą, apatinė koja sulenkta, viršutinė taip pat, paimam už čiurnos, už pėdos, įkvepiam, korpusas tvirtas, įkvepiam ir iškvepiam, traukiam koją į save, atgal, link sėdmenų, koja atkelta.
Lėtai grįžtam atgal, padedam koją, remiantis ranką atsisėdam. Sekantis mūsų pratimas. Viena koja ant kilimėlio, 90 laipsnių kampu, kita koja ištiesta. Spaudžiam dubenį žemyn. Spaudžiam, kiek galim stipriau. Tempiam. Jeigu taip nėra sunku, galima pasilenkti į priekį, padėti kojas prie pėdos. Taip padidinsim tempimą. Vėlgi taip tempiam 15 sekundžių. Lėtai grįžtam atgal. Atsiremiam. Atsipalaiduojam. Ištempiam dvigalvį raumenį. Sėdam ant kulno. Koja priekį esanti tiesi ir lenkiamės pirmyn. Kiek išeina, lenkiamės pirmyn. Galite laikytis už kojos, galite atsiremti į grindis ir visų kūnų lenktis link kojos. Lėtai grįžtam atgal. tą patį padarom su kita koja. Dešinė koja šiuo atveju yra sulenkta 90 laipsnių kampu, kairė koja yra kiek įmanoma tiesesnė. Spaudžiam dubenį žemyn, ištempiam. Jeigu taip nėra sunku, leidžiamės žemyn, tempiam, spaudžiam rankas, atsiremiam rankom į grindis ir spaudžiamės žemyn. Penkiolika sekundžių ir lėtai grįžtam atgal. Sėdam ant kulnų ir ištempiam savo dešinės kojos dvigalvį. Laikomės arba į koją, arba į kilimėlį, kur jums yra patogiau, ir lenkiamės žemyn, kiek galima arčiau kojos. Nedarykit tik tai kupros, kiek išeina. Tiesia nugarą prisilenkiam, pratempiam. Vėlgi tempiam 15 sekundžių. Ir grįžtam atgal. Atsipalaiduojam. Atsisėskim ant kulnų. Sukabinkim rankas už nugaros. Aš parodysiu gal šoną. Taip geriau matysis. Už nugaros ir keliam rankas į viršų. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartą pakartojam. Ir paskutinis tempimo pratimas, turbūt pats maloniausias, tai yra kūdikio poza. Atsigulam į kūdikio pozą. Užpakalis, sėdmenys ant kulnų, rankos ištiestos į priekį, galvą nuleidžiam žemyn ir išsitempiam. Kvėpuojam ramiai, atsipalaiduojam, tai 15 sekundžių.
Lėtai grįžtame atgal. Jeigu jūs šios pratimus darysite kasdien, jūsų nugara tikrai jums už tai atsidėkos, gera savijauta ir sumažėjusiu skausmu. Tai sėkmės jums.